Raudondvario seniūnijoje Kalnyčių kaime gyvenančio 66 metų Alfonso Gilevičiaus vienkiemyje šuns būda tuščia. Šeimininko žiauriai sumuštą ir gyvą užkastą augintinį priglaudė netoliese gyvenantys žmonės. 4 metų amžiaus mišrūnų jie ne tik sukalė aptvarą, bet ir davė vardą – Benas. Geras Benas, geras Benas. Nuo žūties keturkojį išgelbėjo kaimynai pasakoja, jog šeimininko kastuvu talžomą šunį pastebėjo ir jiems pranešė pro šalį einantys vaikai. Vaikai matė pačią egzekuciją, galima tai pavadinti, sakė, kaip daužė su kastuvu ir vilko paskui užvirvės, o paskui kaip užkasė į gyvą ir ten tiesiog po kelių valandų galvoju, gal užmušė jau visai, bet po kelių valandų garsai sklido po žemę tiesiog. Sumuštą, tačiau dar kvėpuojantį gyvą šunį šeimininkas užkasė netoliese. Kaimynai spėjo, jog vyras greičiausiai buvo neblaivus, mat nesugebėjo net iškasti reikiamos duobės ir gyvūną galiausiai užvertė supuvusiais obuoliais. Iš po žemių liko kyšoti šuns uodega. Praeiviai gerai girdėjo gyvūno kaukimą. Šunį išgelbėjusių žmonių nuotraukose užfiksuoti sužalojimai. Iš po žemių ištrauktas gyvūnas vos kvėpavo, jam prakirsta kakta, išdurta akis. Veterinarų tvirtinimu stebuklas, kad šuo išgyveno. Siaubinga būklė buvo prieš, žiauri. Jisai kvėpavo, jautė viską, bet jisai negalėjo net paeiti, jisai 3 paras gulėjo rūsy, net nevaikščio. Ir net nevalgė, ten maitinom iš rankų praktiškai ir vandenį pylėm, kol atgaivino. Yra išrašas iš veterinarijos gydyklos, kad didelės kiauriminės žaizdos yra kaukoliai, pakaušio srityje, akidobė, išmušta akis, aišku, jo tas kvėpavimas buvo turbūt sulėtėjęs ir nepilnai užkasas, galbūt to degonės kažkiek per tas žemės, reiškia, pateko ir jisai kažkaip sugebėjo išgyventi, bet tai čia unikalus atvejis. Šunį priglaudė ir jį išgydę kaimynai augina dar 2 savo šunis, tad išgelbėtai keturkojį mielai atiduotų geriems žmonėms, jei tokių atsiras. Tikrųjų, šunšeimininkų namuose nepavyko rasti, beldžiant į duris niekas neatidarė. Šunį išgelbėjo žmonės pasakojo, jog net tada, kai jie atkasinėjo leisgyvį gyvūną, tikrieji šeimininkai iš namų nedrįso iškišti nosies. Veterinarijos tarnybai parašytame pasiaiškinime Alfonsas Gilevičius prisipažįsta sumušę savo šunį. Vyras tvirtina jam tvojęs kastuvu. Šuo nugriuvo. Pagalvojęs, kad augintinis nudvėsė, jį užkasė. Pasiaiškinime rašo, kad jį užpuolė. Ir užpuolė karvę netgi. Bet kaimynų teigimu, kad tai jau ne pirmas kartas, kad žiauriai elgėsi su gyvūnais. Įvykį tiria policija. Už žiaurų elgesį su gyvūnais, pasak pareigūnų, gresia bauda nuo 100 iki 300 litų, arba viešieji darbai ar areštas. Jei dėl kankinimo gyvūnas žuvo ar buvo suluošintas, jo kankintojas gali būti nubaustas 1 metų laisvės atėmimo bausme. Reporterė Kristina Karlonė, Kauno rajonas, Kalnyčių.